Šiandien turime įdomių naujienų iš Rusijos federacijos. Čia rusai džiūgavo, kai dėl karo Irane pakilo naftos kainos, tikėdamiesi padidinti savo pajamas ir pasijuokti iš vakarų sankcijų. Tačiau net ir padidėjusios kainos negalėjo kompensuoti išlaidų, kurias pastaruoju metu patyrė Rusijos šešėlinis laivynas, todėl Rusija dar labiau grimzta į nuostolius ir deficitą. Karas Irane iš pradžių atrodė suteikiantis Maskvai retą ekonominę galimybę, nes sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje pasaulinės naftos kainos šovė į viršų. Sustojus tanklaivių judėjimui ir rinkoms panikuojant, rusiška Urals nafta Indijoje pakilo beveik iki $100 už barelį, tai aukščiausias lygis nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Laikinai Jungtinėms Amerikos valstijoms leidus Indijai pirkti rusišką naftą, Rusija staiga pradėjo uždirbti iki $150 milijonų per dieną papildomų pajamų iš naftos. Per pirmasias 12 dienų Maskva, kaip pranešama, gavo apie $1,9 milijardo papildomų pajamų, o prognozės rodė, kad iki kovo pabaigos bendra netikėta nauda gali siekti iki $5 milijardų. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad Rusijai susiklostė tobula audra, geopolitinis chaosas kelia kainas, o sankcijos trumpam atlaisvintos pačiu kritiškiausiu momentu. Tačiau tai greitai pasirodė apgaulinga, nes papildomi milijardai išlieka menki, palyginti su Rusijos karo išlaidų mastu ir struktūriniais ekonominiais nuostoliais. Tiesioginės karinės išlaidos jau viršijo $250 milijardų, o bendra ekonominė žala nuo 2022 metų vertinama daugiau nei $1,3 trilijono. Vien tik Rusijos federalinis deficitas per metus jau viršijo $70 milijardų, tad net ir kelių $1 padidėjimas dėl aukštesnių naftos kainų vos pastebimai sumažina finansinę skylę, į kurią grimzta Rusijos biudžetas. Dar svarbiau, kad šie laimėjimai yra nepastovūs ir laikini, priklausantys nuo išorinių veiksnių. Pavyzdžiui, jei OPEC šalys padidins naftos gavybą arba bus atidarytas Hormūzo sąsiauris, šios pajamos akimirksniu išnyks, o Rusijai taikomos sankcijos ir karo išlaidos išlieka nuolatinės ir vis didėjančios. Pagrindinė Rusijos priemonė apeiti sankcijas, šešėlinis laivynas, tapo finansinė našta, kurios išlaikymas kasmet kainuoja daugiau nei $10 milijardų. Nuo 2022 metų dėl sankcijų nulemtų nuolaidų ir logistikos neefektyvumo jau prarasta apie $166 milijardus potencialių pajamų. Rusijos šešėlinis laivynas taip pat nebeveikia palankioje aplinkoje, o vis labiau priešiškoje. Pastaruoju metu visoje Europoje stiprėja teisėsaugos veiksmai, o Švedijos tanklaivio Sea-Owl-1 sulaikymas dėl sukčiavimo kaltinimų rodo platesnę tendenciją. Teisinis spaudimas dabar tiesiogiai nukreiptas į įgulas ir dokumentaciją. Danijos nedelsiant konfiskuotas laivas susijęs su sankcionuotais prekybos maršrutais dar kartą įrodo, kad sulaikymai yra koordinuotų pastangų dalis. Be to, Jungtinė karalystė atvirai svarsto galimybę vykdyti karinius laivų sulaikymus jūroje, o Australija išplėtė sankcijas, įtraukdama daugiau nei 180 papildomų subjektų ir laivų, dar labiau sugriežtindama tinklą. Kiekvienas sulaikymas ar patikra sukelia grandininius vėlavimus, o pasaulinėje laivybos rinkoje kiekviena papildoma diena jūroje gali kainuoti nuo 150 tūkstančių iki 200 tūkstančių JAV. Be to, taikomos papildomos baudos, Belgijos vyriausybė už sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį paskyrė $10,9 milijonų baudą. Tuo pačiu metu fizinė rizika smarkiai auga, pranešama, kad naujausia Ukrainos drono ataka prie Maltos paliko Rusijos S-kairiai tanklaivį Arctic Metagas degantį ir dreifuojantį. Tokio masto žala ne tik pašalina laivus iš eksploatacijos, bet ir užkrauna milžiniškas pakeitimo išlaidas nuo $100 milijonų iki $150 milijonų. Kartu su ankstesniais nuostoliais ir sabotažo rizika tai sukuria vis didėjančią finansinę naštą, o laivų savininkai dabar priversti rimtai svarstyti, ar tęsti veiklą pagal su Rusija susijusias sutartis ir rizikuoti sunaikinimu, ar visiškai pasitraukti. Draudimo išlaidos šią krizę pakėlė į naują lygį, karo rizikos priemokos kai kuriais atvejais išaugo 500,000%, todėl kelionės kaina nuo maždaug $1 milijono gali išaugti iki $7 milijonų, o transportavimo išlaidos siekia nuo $5 iki $15 už barelį. Šešėlinio laivyno operatoriams situacija dar blogesnė, nes daugelis jų neturi pripažinto draudimo, todėl yra priversti rinktis ilgesnius maršrutus, vykdyti laivų perkrovimus jūroje ir susidurti su ribotų priėjimu prie uostų. Tokie neefektyvumai didina kuro sąnaudas, ilgina pristatymo laiką ir dar labiau išryškina laivus patikroms ar atakoms.
Net ir laikantis reikalavimų veikiantys vežėjai dabar reikalauja didesnių frakto tarifų už rusiškos naftos gabenimą. Jie beveik padvigubėjo per pastarąjį mėnesį ir išaugo maždaug 5–8 milijonais dolerių už reisą. Taip dar labiau didindami nuolaidą, kurią Maskva turi pasiūlyti pirkėjams. Taigi, nors pasaulinės naftos kainos kyla, Rusijos grynosios pajamos už barelį mažėja. Iš pradžių Rusijos analitikai džiaugiasi Irano karu kaip finansiniu išsigelbėjimu, tikėdamiesi, kad aukštos kainos stabilizuos biudžetą ir kompensuos sankcijų spaudimą. Tačiau naujas karas šešėlinį laivyną pavertė dar mažiau tvariu ir vos pelningu, nes jo laivai įtraukiami į juoduosius sąrašus, sulaikomi, apgadinami arba priversti rinktis brangius apvažiavimus per daugybę jūrų ar patirti milžiniškas draudimo išlaidas. Apskritai, rusiška iliuzija apie naftos varomą atsigavimą griūva po struktūrinių realijų svorių. Rusijos karo ekonomika priklauso nuo sudėtingos ir brangios logistikos palaikymo nuolatinio spaudimo sąlygomis ir net rekordiškai aukštos naftos kainos negali kompensuoti augančio neefektyvumo ir rizikų. Šešėlinis laivynas, kadaise laikytas Maskvos ekonominiu išsigelbėjimu, dabar pats prisideda prie finansinės įtampos, kurią turėjo įveikti ir palieka Rusiją vis labiau pažeidžiamą bankrotui, nes išlaidos auga greičiau nei pajamos. Kai išlaidos auga greičiau nei pajamos. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.